Sveiki, mano vardas Darius, aš esu buriuotojas ir jachtos Vivačia savininkas. Šiandien aš ieškau Šventosios jūrų uosto. Taip, vis dar ieškau šito uosto, kuris jau 30 mečius yra atkūrinėjamas. Na ir labai gaila pasakyti, bet jo vis dar reikia ieškoti. Kartas nuo karto vis pasigirsta viešajam diskurse diskusija apie Lietuvą kaip jūrinę valstybę. Ar mes esam jūrinė valstybė ar ne? Esamegi jūrų valstybė, turime galingą savo istoriją. Lietuvos valstybė pagaliau yra jūrinė valstybė, kad mes turim tikrai didelį potencialą. Kilėmės iš miškų. Ir to ir pasibaigė. Tas klausimas yra kaip tas Šventosios uostas. Kuo mes daugiau apie jį šnekam, tuo atsakymas į tą klausimą nuo mūsų tolsta. Bet šis dienos pokalbis yra toksai. Mažiau turinio apie pramogas, daugiau turinio apie problemas. Pasižiūrėkime, ką šito klausimu apie Lietuvą kaip jūrinę valstybę mano įvairūs žmonės, kurie vienaip ar kitaip susiję su jūra. Aš esu Gintaras Ramašauskas, buriuotojas iš Klaipėdos. Jūra mano gyvenime užima labai svarbią vietą, todėl jūrinės valstybės tema yra man labai įdomi. Esame pavadę Varzim, nedidelio miesto šalies šiaurėje Marinoje, kur žiemoti dabar į krantą iškelti keli šimtai pramoginių laivų. Bet Marinoje veikla nenustoja. Čia su žaliom burėm matome Marinos organizuojamą projektą, kurio metu neįgalūs, negalią turintys žmonės mokinami buriuoti. Mano manymu, Lietuva yra gerokai pasiklydusi sąvokose, ieškodama savo jūrinių šaknų. Lietuva šiuo metu yra ne jūrinė valstybė, o pakrantės valstybė. Ir šių sąvokų painiojimas yra klaida, kurią labai stropiai kartoja dažniausiai politikai, žurnalistai, verslininkai. Ir šiaip toks nelabai vykęs jūrinės valstybės mitas yra skleidžiamas visuomenėje. Lietuvos valstybė pagaliau yra jūrinė valstybė, kad mes turim tikrai didelį potencialą būtent turėti tą jūrinę infrastruktūrą, o ji privalo būti mūsų pajūryje. Kad Lietuvą galėtume pavadinti šiuolaikinę jūrinę valstybę, yra būtina sąlyga, kad reikšminga šalies gerovės dalis būtų sukuriama per mėlynąją ekonomiką. Tradiciniai mėlynosios ekonomikos sektoriai, tai jūrų šelfų ir gėlo vandens gyvųjų ir negyvųjų išteklių eksploatavimas, tai jūrų transportas, uostų veikla, laivų statyba ir remontas, pramoginė laivyba ir pakrančių turizmas. Naujosios mėlynosios ekonomikos sritys, papildančios senąsias, yra atsinaujinančioje jūrinė energetika, akvakultūra ir biotechnologijos, gėlo vandens gavyba iš jūros vandens ir jūrinės infrastruktūros vystymas. Tai deja, bet Lietuvos pasiekimai mėlynoje ekonomikoje yra kol kas labai silpni. Kaunas. Šiandien čia susitinku su Rimtautu Rimšu, rašytoju, buriuotoju, jachtininku ir jūros pedagogu. Sakysim, požymis, kaip kontinentinės valstybės požymis, kuo jis skiriasi nuo kažkokios kitokios. Jis būtų nuo kitokios, kuo jis skiriasi, kokie požymiai. Neturi pakrantės.
Ir nuo to jin tampa blogesnė. Aišku, kad ne. Nu, ne blogesnė. Nu, tai dabar kam reikia skirstyti? Tas žmogus batas, o tas žmogus judas, kad blogesnis tas batas už tą judą, ar kas čia? Nu, čia prasideda visa muzika. Valstybiškai yra laivas, yra įgula, mes gaunam pajamas iš to laivo, iš to jūreivio. Ir ar čia esam jūriniai dabar nuo to, kad tas jūreivis, kad mes turim tą laivą. Aš tokį pokalbį esu, taip sakant, man jis jau perpasako, didelis laivas, keltas, toksai, du mechanikai šnekas, ne šturmanai. Nu, ką tu veiksi po to mūsų reiso? Ir tas vienas sako, aš plauksiu į jūrą. Su kom? Sako, su jachta. Tu, sako, grįši iš reiso pusės metų beveik ir po to plauksi su jachta į jūrą. Taip, durnas. Nu, sako, yra kaip yra. Šiandien mes esam paieškos ir gelbėjimo laivo šakiai kapitonas Viltelėje. Kapitonai Artūrai, labas. Labą dieną. Gelbėjimo laivo šakiai, laivo vadas Artūras Andrušaitis. Jau šį spalį bus 10 metų, kaip aš vadovauju šitam laivui. Artūrai, kiek iš viso laiko jūroje? 89 metais baigiau karo mokyklą ir nuo to laiko su, sakysim, pusantro mėnesio pertrauka visą laiką šitą tarnybą ir darbas buvo surištas su jūra. 92 metais grįžom į Lietuvą, kada kūrėsi laivynas ir nuo 92 rugpjūčio 17 dienos lygi šiandien aš karinėse jūrų pajėgose. 35 metai, ar ne? Taip. Kažkur taip grubiai. Nu, plius minus. Nu. Artūrai, tu 30 su virš metų dirbi Lietuvos valstybėje, tarnauji, ne, ir ar tu jautiesi tarnaujantis jūriniai valstybėje? Nu, šitą. Visą laiką tas buvo Lietuvoje klausimas, ar mes ta jūrinė valstybė, ar mums vis dėlto dar iš kišenių ten žagrės rankinos stirpsum. Aš galvoju, kad vis dėlto taip, jūrinė valstybė, nors turiu savo pamąstymų bet kas tikrai galėjo būti geriau, kad mes būtumėm ta didesnė jūrinė valstybė. Nes vis dėlto yra tas atsiskyrimas nuo, sakysim, to civilinio jūrininko ir kariškio jūrininko. Todėl, kad įstatymai buvo pertvarkomi po truputį taip, kad nebeliko jokio teisinio pagrindo, kad buvęs kariškis, turintis patirtį, galėtų ateiti ir laisvai įsilieti į civilinį laivyną ir būti civilinio laivo kapitonu. Ir kodėl mes leidžiam savo įstatymų leidėjams keisti įstatymus taip, kad tie žmonės lieka už borto? Mes gi renkam valdžią ir kodėl mums tas yra visiškai nesvarbu? Mes turbūt dar neišaugom, ar nedaugom iki to. 30 metų mūsų nepriklausomybės tai yra mažai. Tai yra mažai ir mes dabar sprendžiam turbūt tuos labai trumpus klausimus, kuris ten 5-10 metai, va čia reikia sutvarkyti greitai, va čia reikia šitą. Mes neturim dar tos, sakysim, tos patirties ir neturim tos laisvės ir retkarčiais, kada kyla diskusijos, kodėl taip ir šitas, sakau, palaukit. Aš suprantu, kad laukti yra labai brangu, bet aš galvoju, kad dar po 50 metų, gal po 100 bus idealu.
bus idealu ir mes galvosim, kad tai taip ir buvo. Taip, tada jūrų valstybė mes, jeigu mes tarpukariai galim pavadinti mūsų santykį su jūra tik tai politika ir dar netapimu jūrų valstybė, tai reiškia jūrų valstybė tampam tik dabar. Šiandien mes esam Vilniuje ir šnekamės su gerbiamu Mantu. Mantai, gal Malonu. prisistatykit. Tai aš architektas Mantas Daušys, aš Klaipėdoje tiesiog šiuo metu man kliuvo vadovauti architektų bendruomeniai, čia jau keletą metų. Viena iš mūsų iniciatyvų buvo tas pietinis uostelis Klaipėdos. Tiesiog sujudom ir taip išėjom į kontaktą su buriuotojų tokia bendruomenė, pabandėm ją užjudinti, gal dėl to čia tapau labiau matomas kartu su Romo Gailimsu. Tai va tiek tik ir mūsų to pirminė pažintis su tokiais buriuotojų. Na, Tai vienas iš naratyvų, kuris vaikšto valdžios koridoriuose ir kuris jau per eilę metų, jau daugiau negu 10 metų į nieką nepavirsta. Tai Lietuva jūrinė valstybė. Nu taip, tai matyt, žinai, kol verda tas tema, bet jinai nepasiekė to kritinio taško, kad nukeltų dangtį. Tai tas puodas kunkuliuoja, taip. O kodėl tai nepavyksta? Nu, mes savo architektų iniciatyvą padarėm tokį žingsnį, kai pamatėm, kad tas jūrų valstybinis uostas, tas savo plėtros tikslais ruošiasi panaikinti dar sovietmečių planuotą tą prie Stariškių esančią, ar ten Smeltės iškišuly esančią tą senąją prieplaukę. Jinai buvo nebaigta įrengti, mažųjų laivų toks uostelis. Nu, tai mums kaip architektams tas parūpo, kad kaip čia tas Klaipėdos jūrinis miestas, net negalvojant apie jūrinę valstybę, jūrinis miestas netenka tokio atributo kaip uostelis mažųjų laivų. Tiek šnekama, kad jų trūksta, nėra kur parkuoti, o paskutinę vietą bando išnaikinti. Tai mes ką padarėme, susiradome tos buriuotojus, sukvietėme vieną krūvą ir sakom, nu darykit ką nors, burkitės, bet kaip sakot, kai laisvi žmonės sueina į vieną vietą, jie per dieną netampa organizuoti ar kažkokie bandos gyvūnais. Ne, jie laisvi ir nuo to tokio spaudimo ir po šiai dienai lyg ir pritrūksta. Nenukelia valdžiai stogo. Kuri gyvena iš jūros. Pagalvokim, tokia valstybė, kuri yra grynai kontinentinė, kuri neturi jokio sąlyčio su jūra, užsiima jie, sakysim taip, buhalterija ir smulkiais rankdarbiais, tai yra, sakysim, bankai. Daro laikrodžius ir bankai. Bankai laiko. Tai yra visiškai toks savo darbas su jūra nieko bendro neturintis. Aš kasmet, kur aš plaukioju, ar čia, ar vieną, ar du laivus su Šveicarijos vėliava matau. Tai sakau, tai čia. Tai dabar, taip man dabar, kaip reikia atplaukti iš Šveicarijos, bent iki jūros. Tai jau nors ten jūros, kuriame arčiau būtų. O Baltija čia dar jums toliau atsiranda ir kažkaip jie plaukioja. Kas reiškia žmogus, jis užsiima rankdarbiais arba ten savo ten ta buhalterija, kaip jis ten ties bankais taip. Ir dabar, ką mes laikom jūrinė valstybė? Dabar du žmonės, vienas plaukia į jūrą ir grįžęs jisai perka sodybą, ten mocą ir ten važinės to mocą ten kur nors po savo apylinkės, kitas daro laikrodžius, o ką jis uždirbęs, jis leidžia jūroje. Tai dabar kas artimesnis jūrai? Tas, kuris dirba jūrai? Tas, kuris kasdien apie jūrą svajoja? Aš manau, tos būtinas kriterijus yra jūrinės kultūros, ar valstybė, ar tauta, čia kaip bebus, ar čia miestas, ar ten šeima, žmogus. Žmogus, kuris turi jūrinės kultūros. Žmogus, šeima, kuri palaiko jūrinę kultūrą. Gyvenvietė, kaimas, kaip rusai sako, nesijonių punktų. Toks būda toks terminas. Miestelis. Nu, žiūrėk, aš vis laik pradedu sakyti, vis tiek, pradedu eiti nuo savęs. Nėra valstybės, nėra valdžios, yra aš. Tu esi aš esu aš. Kaziukas yra aš. Tau reikia jūros? Ar nereikia? Tautosaka, ruošk roges žiemai vasarą.
Tai va čia ką pasakom, aišku, pagalvos, reikia pasiruošti iš anksto labai, kad kai ateis žiema, jau rogės bus padarytos, jau vasarą ruošk. Tada klausimas toks yra, tada kada tos rogės sulūžo vasarą, kada sulūžo rogės, jos sulūžo žiemą. Į žiemą, reiškia, žiemos galas buvo, tai maždaug, gal ten vasario kovo mėnesį sulūžo jos, ir tiek to, pagulės, apsieis aš be tų rogių. Jeigu jūrininkui koks nors ten gykas ar ten rėjas sulūž, jis taisys iškart naktį kels, bus avralas laive, keliam, taisom tą gyką, nes to ten bus ten negerai, visam tam laivui bus negerai. O čia kultūra kaip skiriasi. Tegul augina tas ūkininkas savo ten rapsus, viskas gerai. Bet jeigu rogas taiso ne vasarą, o tada, kai jos sugedo, kai sulūžo. Taip ir vežimą taiso ne žiemą, o rudenį, kai jis vežė ten mėštą kažkur, ką jis ten darė, nežinau. Sulūžo ir taisyk iš karto. O čia yra jūrinė kultūra. Tai jeigu per metus Lietuvoje sukuriama pridėtinė vertė, bendroji pridėtinė vertė yra apie 60 milijardų eurų, tai dalis pridėtinės vertės tenkanti mėlynai ekonomikai Lietuvoje sudaro vos 1,5%. O darbo vietų skaičius bendrai Lietuvoje tenkantis mėlynosios ekonomikos sektoriams visiems kartu nesudaro nei 2%. Tai jeigu Lietuva norėtų tapti jūrinę valstybę, tai reikėtų kelti savo ir ekonominius tikslus. Tarkim, kad pridėtinės vertės dalis tenkanti jūrinė ekonomikai Lietuvoje būtų apie 3–3,5, o išskirtinės sėkmės atveju, tarkim, 4%. Ir kuriamų darbo vietų skaičius mėlynoje ekonomikoje galėtų būti apie 4% nuo bendro darbo vietų skaičiaus šalyje. Norėjau tavo santykio paklausti, bet tu, jūros žmogus, kartais pajunti norą papramogauti jūroje. Karinės jūrų pajėgose turim karininkų klubą ir mes labai gerai šitą bendradarbiaujam su Klaipėdos universitetu, kurie turi šitą barbanderį ir mūsų, sakysim, tradicija kiekvienais metais ten pasikeisdami, kadangi ten vienu momentu negali daug norinčių priimti, mes su brabanderiu eidavom į Liepoją, vieną komandą, kita komanda sekantį rytą atvažiuoja į Liepoją ir, sakysim, grįžta atgal. Tai nesvarbu, kad tu visą tą laiką ir dirbi jūroje, ir būni, ir tu žinai, kaip ta jūra atrodo ir kas būna, sakysim, kad ir užsupa, ir nelabai gerai jautiesi, ir paskui neveisi į jūrą. Bet vis tiek sėdė šitą, todėl kad tos, kaip čia pasakyti, tos romantikos ant to geležio nėra labai. Tu turi savo pareigas, tu eini į budėjimą, tau lieka laiko pavalgyti, laiko pailsėti ir vėl tu šitą, tu toks biškiai kaip voverė tam rate. Čia pasukau ratą, energija pasigavino, reikia nubėgti šitą pavalgyti, biškiai pailsėti ir vėl aš suksiu tą ratą. Tai va, tai ir norisi, sakysim, šitą, gal ne taip iš karto sugrįžus šito po reiso, bet norisi išeiti su pramoginiu laivu, kur tu visai kita dvasia, biški, visai kitaip šitą banguoja, visai kita atmosfera, tu gali šitą biški taip atsipalaiduoti, kadangi tu nebeturi tų jau pareigų ir tu daugiau jautiesi tas keleivis ir sakysim, per kelis kartus aš pasiėmiau visą savo šeimą ir žmoną ėjo, ir vloga buvo, ir dukra gulėjo kryželiu ant denio, viskas šitą, bet tai visai kita atmosfera, kaip aš sakau, tenai prasideda romantika. Susijęs su romantizmu, romantikas.
Romantika. Romantizmo šalininkas, menininkas, kurio kūryboje atsispindi romantika. Kas tas romantizmas yra? Romantiško būdo žmogus. Romantika. Pasaulėjauta, kuriai būdingas tikrovės idealizavimas, svajingumas ir jausmingumas. Nu, kaip pasakytų vokiečiai, varum nicht. Kodėl aš turiu matyti ten kažkokias ten neigiamas, aš taip matau pasaulį gražų. Pasaulis yra gražus. Jeigu tu žiūri į purvyną, tai būk tam purvynė, man tai ten... Tai kas yra ta jūrinės valstybės ekonomika arba ekonominis jūrinės valstybės aspektas? Tai yra, kaip minėjau, nauda, kurią valstybė gauna arba negauna išnaudojamos į jūrą. Portugalai buvo pirmieji, kurie atrado prekybos kelius ir į Afrikos valstybės esančias žemiau pusiaujo, ir į Indiją, ir taip pat pirmieji nuplaukė į Indoneziją, pasiekė laivais Kiniją, Japoniją. Ir jie tai padarė dėka to, kad jie pirmieji Europoje įsisavino arabų jūreivystės patirtį, įskaitant ir astronomijos žinias, ir algebros žinias, ir taip pat navigacijos meną, bei gebėjimą pastatyti laivus, kurie gali plaukti ne vien tik tai pavėjui, bet taip pat įstrižomis burėmis kilti kampų į vėją. Tokiu būdu portugalai savo karavelėmis galėdavo nuplaukti į Afrikos pietinę dalį, į Indiją, pasikrauti savo laivus labai brangiomis prekėmis ir grįžti iš tenais atgal į Europą. Ir tai leido Portugalijai tapti pirmąją Europoje jūrinę valstybę ir 16-17 amžiuje dėka savo vykdomos prekybos kelių kontrolės Portugalija buvo bene turtingiausia Europos valstybė. Tai ekonominis aspektas jūrinėje valstybėje iki šiol yra lemiamas ir jisai šiuo laiku yra realizuojamas per mėlynąją ekonomiką. Tai kaip ir daugelį klausimų, kol reikalas neprispiria, žmonės nesiema tų temų. Tai kai iš tikrųjų yra kur kitur uždirbti didesnius pinigus pristatant namų pakrantėje, o ne išplėtojant tą jūrinį sektorių, tą jūrinę veiklą, tol ir statom šventojoje namus, vietoj to, kad tą uostelį išvystyti. Taip, mums architektams tas apmaudu, tikrai norėtųsi turėti savastį, kad klijuotų aplinkui jūrą, tie miesteliai, pajūrio miesteliai ir savo erdvę, savo įvaizdį. Deja, mūsų panašėja kaip į pakrantės tokias poilsiavietės, o ne į uostelius. Aš turiu Šventoji. Bet gerų pavyzdžių yra. Turim Šilutės uostelį, turim Drevernos uostelį. Šilutės uostą mes projektavom, taip, ten gavom tą pasiūlymą projektuoti. Tai iš tikrųjų ten ir darėm tą uostą kaip truputį daugiau veiklų, truputį, kad ir žiemą, ir kemperiautojai tenai atvažiuotų, ir kažkokie tiek pramoginė žvejyba, tiek laivų ta priežiūra, paremontavimas, kad ir irkluotojus tam bandėm sutalpinti. Ir nuo tų laikų čia jau senai buvo, tai taip ir įsivaizduojam tą uostą mūsų valstybei, tokioj, kuri net tiek daug jūros turi ir net tiek daug tos veiklos jūroje būna, kad didelė dalis veiklų galėtų būti susiję ir su krantu. Tai ir Stariškių tai situacija Klaipėdoje, tam pietiniam uosteliui irgi siūlėm, kad tai būtų kartu ir dviratavimo, šiaurietiško ėjimo ten nuomos palaipėjimo medžiais kažkoks centriukas, kur tiesiog visuomenė žaisdami tos savo įprastus girių ir laukų žaidimus matytų ir jūrą ir po truputį įsitrauktų ir į tos vandens, taip sakant, pramogas. Ta sinergija įvyktų. Pavyzdžius Lenkijoje matom, aplink ežerus. Kažkas buriuoja, kažkas apsiema ant krantą. Ir tada toj sinergijoje vieni iš kitų perima tas veiklas ir tampa tais buriuotojais, mokosi. Tai aš labai norėčiau, kad buriuotojų bendruomenė išgirstų šitos žodžius, nes nepaslaptis ir kruizerių, ir sportininkų tarpe nemažai yra verslininkų. Verslininkų bendruomenė per buriavimą į labai
labai lengvai gali išeiti į kažkokias tai idėjas ir Taip. projektus ir visą kitą. Tai na, viskas didelė dalimi yra mūsų rankose, nes yra iniciatyvos, Taip. yra pradėti projektai ir reikia juos palaikyti. Nes iš tikrųjų norisi matyti gyvas vietas. Nu, tas jaučiasi, kas yra valdžios sukurta, pritempta ten kokios, nežinau, Joninės mieste surengtos visi, nu, ir ateina su Jūros kostiumais. šventė. Jūros šventė, nu tai yra pritempta, tai per valdiška. O kai matai, kad žmogus nuoširdžiai ateina ir prekiauja kaip Kaziaus smūgiai, nu, savo rankomis padarytais daiktais ir pats iš to gyvena, tau įdomu ir tą žmogų pakalbinti. Ir nu, tas betarpiškumas ryšys atsiranda. Tai aš visą laiką galvoju, kad tas daug tikėtis iš valdžios nėra geras dalykas, nes tai taps šalta, negyva, neprižiūrėta ir po kažkiek laiko privatizuota, bus paleista į atiduotą. Tai kad gyvas organizmas žmonių veiktų, tas verslumas. Čia tai tikrai būtų ilgalaikis poveikis, atsirastų kartos, dinastijos, kurios su tuo verčiasi susijusiam veiklom. Tai čia Taip, būtų taip. ilgalaikis pokytis. Ja. Nes būtent tie gerieji pavyzdžiai, nu, sakysim, Dreverną paėmus, tai būtent kranto veikla leidžia Taip. tą mastelį klestėti. Klestėti. Iš kitos pusės uostelis jisai ir sukuria patrauklumą, tai Taip, kranto veiklai. būtinai tada tos būrės Šitą turėtų kažkas tai darbinti. Būtent. Tik tai gyvi dalykai, jie išlieka, nes save prižiūri, netampa apleistais tokiais. O tie sovietmetį patį visi atsimenam, kaip atrodydavo tuščios tos krantinės ir ten nieko negausi nei paslaugų, nei... Na, tai dėl to ir siūlėm susiburti, kažkokią organizuotą nuomonę tą išreikšti kaip kažkokią poziciją. Iš tikrųjų, man iš šono galiu pasakyti, požiūris į buriuotojus yra kaip tokia atskira sekta. Jie savim patenkinti, laimingi, jų dažnai nėra, jie apsirūpinę. Tai tam vietos politikui jis balsų neatneša, tas buriuotojas, jo dažnai nebūna. Yeah. Tai kaip jis galima padėti? Tai va dėl to ir sakom, kad jeigu būtų jūsų ambasadoriai, kurie iš jūsų gyventų, ten kaip žuvis prilimpančios tos, ar ne, kurie ten, tas estų pavyzdys, kad vietos bendruomenė turi kažkas ten maisto kioską, turi kažkas tai verpę mezgą, kuris galbūt tiems turistams kažką parduotų. Ir jie suinteresuoti, kad tas uostelis būtų. Ir tada dalyvauja jo priežiūroje, kai jūs išplaukia, jie jį purena, taip sakant, prižiūri, ta vieta nėra apleista. Ir tas sinergijos, man atrodo, daugiau sinergijos, jūsų tas buriuotojų atskirtumas pakiša koją. Atrodo, kad jie per aukštai skraido. Jiems ir taip viskas gerai, jiems nieko netrūksta. Aš jau mums ir taip viskas gerai, mes išplaukiam į Europą arba į Ameriką ir ten viskas yra gerai. Taip, ir ta Lietuva tada labai mažyta. Taip. Aš neradau Šventosios jūrų uosto. Kelios žvejų valtys, 5 tonų kranas ir graži direkcijos iškaba, tai ne uostas. Tačiau, kurdamas šitą video, aš radau kai ką tokio, kas, manau, yra svarbiau. Tai yra žmonės, kurie savo gyvenimu, savo pavyzdžiu, savo mintimis, idėjomis ir darbais skatina jūrinės kultūros ir tam tikrą prasme jūrinės valstybės augimą. Skatina visų pirma mumise, mūsų galvose. Ačiū Gintarai už tai, kad užzarazinai mane kurti šitą video. Ačiū Rimtautai už sąmojį ir už paprastas, bet tuo pačiu labai paveikias mintis. Ačiū Mantai už tai, ką jūs darot. Ir už tai, ką skatina daryti mus, turbūt būsimuosius jūsų darbų naudos gavėjus. Ačiū Artūrai už draugystę ir už tai, kad pasidalinai žvilgsniu iš profesionalaus jūrininko perspektyvos. Mūsų visų kelias į jūrą yra kažkiek panašus, bet tuo pačiu metu ir labai įvairus. Todėl aš norėčiau, kad pasižiūrėję šitą video, elito atstovai ar didžiojo ekrano žvaigždės galų gale suprastų, kur yra jų komunikuojamų minčių ar idėjų tuštumas.
kur yra ta vieta, kuriai užpildyti būtų galima pasinaudoti plačios įvairovės žmonių, vienaip ar kitaip susijusių su jūra, mintimis, idėjomis, patirtimi ir energija. Aš norėčiau, kad megaprojektuose, kurie balansuoja ant visuomenės smulkinimo ribos, galų gale atsirastų turinys. Atsirastų tas turinys, kuris yra svarbus ir įdomus plačiai žmonių bendruomeniai. Rezimuojant, ne. Lietuva šiandien nėra jūrinė valstybė. Mūsų darbai rodo, kad mes nesame jai subrendę. Faktai rodo, kad mes neturime jūrinės ekonomikos tiek, kad galėtume būti jūrinė valstybė. Tačiau ar dėl to turėtume jaustis blogai? Aš nemanau. Tačiau jeigu mes šitą temą jau kalbame, tiek elitas, tiek mes paprasti jūros darbininkai, vadinasi, kažkoks poreikis tame yra. Reiškia, galima kažką sukurti, galima kažką padaryti. Tai reikia tą poreikį suvokti. Ir suvokti jį ne tik iš viršaus, bet ir iš apačios. Pasidalinkite nuorodą į šitą video. Jeigu jau pažiūrėjote jį iki šitos vietos, vadinasi, kažką jame radote. Pasiūlykite pasižiūrėti ir kitiems. Taip, mūsų darbas nenueis veltui, mūsų mintys pasieks reikiamus adresatus. Gal iš viso to kažkas ir išeis. Na, o laivas Vivace greitai pradės savo sezoną. Neužilgo susitiksime. Vis dar manau, kad vėjas yra nemokamas. Iki susitikimų. Ate.